Savo pirmą startą vertinu visai neblogai, bet norėjau geriau iš tikrųjų, bet džiaugiuosi labai to, kad patekau į pusfinalį, nes to nesitikėjau ir dabar per pusfinalį tikiuosi daug geriau suplaukti. Reikėjo to finalo, bet dar liko pagrindinė rungtis rytoj, tai pažiūrėsim. Kadangi Paulius tai startavo pirmą kartą tokiuose varžybose ir pateko į pusfinalį, tai vertinu gerai. Tikiuosi, kad rezultatą pagerins. Povilui tai visą laiką pirmą dieną taip yra, o paskui tikiuosi bus geriau. Kol kas šios varžybos man patiko labiausiai iš visų, kol kas aš esu buvęs labiausiai dėl to, kad tai yra Kinijoje ir dėl kiniečių, dėl to, kad man labai patinka kiniečiai kaip žmonės, nes jie labai mandagus ir geri. Ir jie yra labai organizuoti, pas juos visada gali visko paklausti, jie visada padės. Čia jau vien, kai sužinau, kad į Kiniją, tai jau žinau, kad čia bus įdomu vien dėl to, kad čia Kinija, vien dėl to, kad pažiūrėjus, kaip buvo Pekine viskas, kaip ten taip įspūdingai, tai tikėjau šito paties ir kažkaip dar nenusivyliau. Iš tikrųjų, visą gyvenimą labai mane žavi visa ta rytai visi ir man labai iš tikrųjų patinka čionais, nes žmonės labai kultūringi, labai paslaugus ir iš tikrųjų visa organizacija yra labai puikiai ir tiesiog jokių rūpesčių nekyla, jokių klausimų ir čia tas pats sugalvota idėja apie jogerį yra labai puikiai, nes su šitu USB raktu gali tiesiog susipažinti su draugais įvairiais iš šalių ir paskui, kaip sakoma, čionais gali keistis Facebooku ir visokiais kitais, Twitteris, Instagramas ar visam kitom socialiais tinklapiais. Tai labai iš tikrųjų gera idėja, nes kartais, kai sutinki su kokiais korėjiečiais ar japonais, tai vardų tai neprisiminsi ir tiesiog pasikeiti šituo ir labai fainai yra, nes tiesiog susipažįsti su naujais žmonėm labai linksma.